Aš esu Petras Ąžuolas, studijuoju VDU 3 kurse. Esu žmogiškųjų išteklių koordinatorius Lipsoje. Taip pat buvau koordinatorius žmogiškųjų išteklių Marupsoje, bet perstojau į VDU. Kodėl turėtumėt balsuoti už mane, tai nelabai žinau, bet žinau, kad labai noriu vienybės Lipsoje, kad žmonės atvažiuotų į renginius ir būtų draugiški. Tai yra, nes mes sudarome savo terpę būti awesome. Realiai jis prisidėjo prie visų pagrindinių renginių ir veiklų Lipsoje. Nepriklausomai nuo to, kokia jo būsena bebūtų, kad ir koks pavargęs, kad ir koks ligotis, 39 temperatūra, aš tik spėjau. Nesimatau, bet aš kiek prisimenu, buvo labai tragiška situacija. Vis tiek ėjo į susirinkimą, darė, veikė, siūlė idėjas ir taip pat vedė renginius. Motyvacijos begalinis šaltinis, bent jau man tai buvo organizacija tikrai įkvėpimas. Ir tai žmogus, į kurį galėjau atsiremti ir matyti tikrai tą didelę ugnį. Ir susigaudimas ir suvokimas, kas ir dėl ko yra daroma organizacijoje, kur link judama ir ko reikia žmonėms ir kaip tai įgyvendinti. Viso ko gali tik reikėti būti tiek ir galbūt ir organizacijos siela, tiek ir metų žmogum, tiek ir galbūt vadovų tam tikros dalies. Petras turi labai daug visų minčių ir idėjų. Jis turi labai daug kūrybiškumo, jis turi daug labai inovatyvumo, tas labai jaučiasi iš jo. Ir jis daug šneka, bet jis daug protingai šneka. Nors jis daug šneka, bet jis ir daug dirba. Petras labai graži yra asmenybė tiek vidum, tiek išorė. Ir kiekvienas žmogus, kuris susipažins, tai pamatys ir jį pamils. Jis vienas iš tų retų tikrų vyrų mūsų organizacijai. Ta galbūt viena iš svarbiausių priežasčių yra sixpackas. Sixpackas. Labai svarbi priežastis. Mažiukai, tu fainas.